Tai pasiruošęs? Tikrai taip. Galim pradėti? Galim. Labai gerai. Tai sveiki visi, pamojok taurę kamerom, vienai kitai, sakyk labą dieną. Labą dieną. Tai šiandieną turime svečiuose ypatingą svečią, mes turime Taurą. Tauras yra mūsų gimnazijos alumnas. Šiuo metu Tauras jau yra pabaigęs mokyklą ir jau studijuoja ir atėjo pasidalinti savo patirtimi, kaip jam sekėsi mokykloje ir kaip jam pavyko pasirinkti tą kelią, kuris yra dabar. Ane? Tai pradžiai šiek tiek pakviesiu Taurai tave trumpam apšilimui. Mes pažaisime kortų žaidimą. Nežinau, kaip vadinti iš tiesų, ar čia kortų ar ne kortų žaidimas. Mes ant stalo turime kortas, vadinasi ryšyje. Mes pabūsime dabar su tavimi ryšyje ir čia yra Jelizabetos ir Kamilės kortų sukurtas žaidimas. Ačiū Jums už šitą galimybę. Ir ką mes dabar darysime, Taurai? Ištrauksiu vieną kortą, aš ištrauksiu kitą ir kas tenai bus parašyta, tu galėsi tą klausimą užduoti man. Ok, važiuojam. Tai aš manau, man pradėti? Prašau. Gerai. Kaip manai, ką gyvenime gali kontroliuoti, o ko ne? Kaip dėl to jautiesi? Ką galiu gyvenime kontroliuoti, ko negaliu? Ok. Tai gyvenime tikrai galiu kontroliuoti savo veiksmus. Emocijas galiu kontroliuoti. Reakcijas šiek tiek galiu kontroliuoti, ne, kartais tos reakcijos irgi būna visokios. Bet, principė, galiu kontroliuoti savo veiksmus. Galiu kontroliuoti save, bet aš visiškai negaliu kontroliuoti savo aplinkos. Aš negaliu kontroliuoti tavęs. Ne, normalu. Negaliu kontroliuoti, kaip tu jauties, negaliu kontroliuoti kitų žmonių. Galiu kontroliuoti kamerą, galiu kontroliuoti mašiną, nes tai yra tarsi mano tęsinys. Ir kaip aš dėl to jaučiuosi, aš jaučiuosi gerai. All good. Aš su to susitaikiau, viskas gerai, nebebandau nieko kito kontroliuoti. Buvo kažkada etapas, tai aš tai vadinau paauglystę, ne? Nu taip. Gerai, Taurai. Tavo pirmasis prisiminimas gyvenime. Kai aš gimiau? Tiesiog, tavo pirmasis prisiminimas. Tai nežinau, mano pirmas prisiminimas, kurį aš tikrai dar iki šiol atsimenu, tai yra mano galbūt pirmas, galbūt antras ar trečias gimtadienis. Dar kai aš gyvenau Klaipėdoj prieš Vilnių, kai aš gavau milžinišką oranžinę mašinėlę, kuri yra valdoma su radio pultu. Tai aš atsimenu, kaip mane filmavo su ta vaizdinė kamera, dar VHS-ai, kai buvo su tom plytom, kurį kiši į televizorių. Tai čia mano pirmas prisiminimas gyvenime, apskritai, seniausias atsiminimas. Geras. Gerai, Taurai. Tai tada pradėsime ir mano pirmas toks klausimas bus, ar gali save trumpai pristatyti? Kas tu esi, ką tu veiki laisvalaikiu, kas yra Tauras? Tauras tai yra jautis, kitaip sakoma, bet juokus paliekant, tai kaip mane jau pristatė, aš esu alumnas šitos mokyklos. Baigiau mokyklą 2024 metais Liepos 17 dieną berods buvo paskutinė šventė, kai man buvo į rankas įteiktas diplomas. Bet šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių politikos mokslų institute, politikos mokslų studijuoju, dabar antram kurse. Ir aktyviai dirbu. Jau trečia diena kaip naujam darbe dirbu. Tai, ką aš veikiu laisvalaikiu, tai yra dažniausiai lieku prie tos pačios tradicijos, praleidžiu prie kompiuterio. Bet dabar jau aš jaučiu, kad aš senstu po truputį, jau prasideda jau ir nugaros skausmai, ir noras atsikratyti tam tikrų apkraunančių minčių, tai aš išeinu kaskart į lauką pasivaikščiot toli, netoli, aplink namą, aplink kvartalą, bet kuo dažniau jau pradedu eiti tiesiog pakvėpuot grynu oru. Okay. Gerai, Taurai. Studijos, politikos mokslai. Gal gali papasakot, kaip tu priėjai savo gyvenime tašką, kad tu nusprendai, kad tu nori studijuoti būtent politikos mokslus? Čia šita istorija yra kupina ir dramų, ir laimės žiburių, ir
gyvenimo pamokų, nes iš tikrųjų žino tik tai aplinkiniai, kad man į politikos mokslus nebuvo lemtai. Man buvo parašytas verdiktas, kad aš eisiu į Lietuvos karo akademiją. Kadangi aš buvau 3 metus Lietuvos šaulių sąjungoje, aš domėjausi labai karybą, tėvai tai irgi matė, tai pasakė, va, užtoji mokykla, nemokamai tave priims, pirmin, ten tau patinka karyba yra karo akademija ir eik. Bet 3 metais šaulių sąjungoje aš palūžau paskutinę vasarą stovyklos, aš tiesiog turėjau vos netokį kaip lūžį milžinišką, kad aš nenoriu šito gyvenimo, tokio gyvenimo, kad aš einu naktimis 5 ryto, aš atsibundu ir aš randu save vidury kažkokio greitkelio, kur nėra mašinos už 5 km nei į vieną, nei į kitą pusę. Tai ir aš turiu vienas eiti milžiniškos atstumus, šliaužti per lietų. Ne visiems tai yra tas gyvenimas ir tikrai ne man tas yra gyvenimas, tai aš pasakiau, kad aš to nenoriu. Tėvai to nepriėmė labai laimingi. Jie kaip tik mane stūmė, kad eik į karo akademiją. Tau reikia eiti į karo akademiją. Ta prasme, jokio kito kelio tau nėra, yra tik karo akademija. Aš nesutikau su tuo, bet aš ir nutylėjau tą savo nesutikimą. Aš užsiregistravau, ten viską padariau ir vienas iš tų dalykų yra, kad tu turi padaryti interviu su karo akademijos, kad tave iš vis priimtų, tai aš jį tiesiog nenuėjau. Ir aš kai nenuėjau, aš žinojau tą dieną, kad manęs lauks rimtas pokalbis su tėvais, aš pasakiau, kad aš nenuėjau, aš neisiu ir jie nieko nebūtų padarę. Tai aš tiesiog nenuėjau, aš tiesiog pasipriešinau jų valiai. Bet po to aš pradėjau ieškoti, kur tada man eiti. Studijuot man reikia, nes ką aš daugiau veiksiu po mokyklos. Dirbti, bet kur aš dirbsiu? Aš noriu dirbti svarbų darbą, rimtą darbą. Aš nesakau, kad yra darbų, kurie yra nesvarbus ir neverti, bet man patinkantį darbą, gražiau pasakius. Ir aš pradėjau naršyti Vilniaus universiteto visus, ką jie siūlo. Apskritai visus universitetus, Kauno technikos, Vytauto didžiojo, Vilniaus universitetą. Aš galvojau, jeigu reikės, mano giminė yra išsklaidžius po visą Lietuvą, Šiauliuose močiutė galėsiu eiti į Šiaulių fakultetą, Kaune teta galėsiu eiti į Kauno technikos universitetą, belekur. Ir vis tiek buvo ta mąstysena, kad aš noriu tarnauti tėvynei. Gal aš nenoriu tarnauti, kad aš imsiu ir eisiu mišku, karinę tarnybą, bet vis tiek norisi vardan tos tėvynės kažką padaryti. Ir kaip aš tai padarysiu, tai yra politika. Aš galiu tapti politiku, stengtis bent jau juo tapti. Valstybės tarnautojui, kuris dirba ministerijoje, jis irgi skaitosi valstybės tarnautojas. Dėl to aš pasakiau, kad aš eisiu į politikos mokslus. Ir aš nusprendžiau, ir kai jau prasidėjo visi tie egzaminai, prasidėjo Lama BPO pasirinkimai visi, tai aš pasirinkau maksimumą, kur aš radau visus ten politikos mokslus, kur jie dėsto. Tai pirmoje vietoje buvo Vilniaus universitetas ir aš iš karto ir gavau Vilniaus universiteto nemokamą vietą politikos moksluose. Wow, kokia visa istorija? Dramų. Ok, o galbūt kas tokio įvyko, kad tu nusprendai, kad tikrai ne kariuomenė. Tarsme, kaip ir pats sakei, buvai 3 metus Šaulių sąjungoje, tu domėjai tuo dalyku, kur įvyko tas lūžis? 2023 metų berods, arba 3 metų vasaros stovyklai. Mes kas metus Šaulių sąjunga, jaunieji šauliai rengia stovyklas, kur išvažiuoja į miškus ir jie treniruojasi. Ir aš berods 3 dieną savaitės ar 2 dieną aš tiesiog ėjau ir aš iš niekur nieko pratrūkau. Aš pradėjau verkti, aš pradėjau keiktis, aš pradėjau sakyti, kad aš nebenoriu šito, man tai labai nebepatinka, nenoriu aš gulėti ant lovos ir miegoti visą dieną. Ne tokio gyvenimo aš noriu, bet aš nenoriu šliaužti purvais, aš nenoriu, ne man tiesiog tas yra gyvenimas. Aš nesmerkiu tų, kurie pasirenka tą gyvenimą,
jiems kuo stiprybės, jie stipresni už mane, reiškia, fiziškai ir psichologiškai. Bet aš tiesiog pasirinkau, kad man nesinori į karo akademiją. Bet aš 2025 metų sausio mėnesį, iš karto po naujų metų, 2 dienos po naujų metų, sausio 2 dieną, 2 dienos po naujų metų, aš išvažiavau savo norų į prievolės punktą prie Mindaugo Maksimos ir aš pasakiau, kad aš noriu kaip savanoris tarnauti, kad pabaigti tarnybą, kad į ateitį nereikėtų, tai jie mane paėmė į medicininę, bet aš nepraėjau tiesiog medicininės. Tai vos netoks kaip ir paglostimas mano nugaros, kad aš nebūčiau ir patekęs į karo akademiją dėl sveikatos priežasčių. Okay. Ačiū, kad pasidalinai, iš tiesų, tokia tarsi silpnybės akimirka, bet iš tiesų tokia stiprybė yra pripažinti tai ir pasakyti, kad ne man, nenoriu. Tikrai taip. Aš net įsivaizduoju, kad kai kurie žmonės pasakys, tai va, silpnas žmogus, jis negali. Aš suprantu, kad aš negaliu. Manęs tai nežeidžia. Aš tarnausiu tėvyniai kitų būdų. Geriausias būdas tarnauti tėvyniai tai yra tiesiog dirbti savo darbą. Jos neapgaudinėti, dirbti savo darbą, stengtis dėl jos. Jeigu tu dirbi savo darbą, tai tu jau kažką darai dėl savo šalies. Ir aš noriu įti politiką, kad aš galėčiau jai labiau padėti. O, ta prasme, auksiniai žodžiai, žinok, čia jau galėtų pradėti į titrą ir galim sakyti pabaiga, ne? Bet dar šiek tiek pratęsime, gerai? Wow, iš tiesų labai toks, gražų žodžiai. Ta prasme, iš jauno žmogaus girdėti tokius žodžius, tai yra, ta prasme, paglostimas širdžiai. Ačiū tau, Taurai, už tai. Ir pabandykime dabar šiek tiek grįžti į mokyklą. Ar gali pasidalinti, koks yra tavo pats geriausias prisiminimas iš mokyklos? Geriausias prisiminimas yra 3. Pats pirmas, tai yra aš sutikau žmogų, su kuriuo aš iki šiol laukiu savo gyvenimo, atsiprašau, gyvenu savo gyvenimą. Tai jos, kas nežino, vardas Anastasija yra, tiek ir tai reikia. Ir čia yra mano geriausias kol kas prisiminimas iš mokyklos, kadangi tas žmogus iki šiol mes viens kitam padedam, bet svarbiausia tai, kad jis manęs nepalieka. Kad ir kiek aš esu šunybių pridaręs, ir tikrai nemažai, mes vis tiek esam kartu ir tai yra vos negeriausias prisiminimas, nes aš sutikau tą žmogų. Sutikau. Antras prisiminimas geriausias yra mokyklos baigimas, kai aš pamačiau VB egzaminų rezultatus ir aš pasakiau, pavyko, mes prasiveržėm. Ir tai buvo aukso lieta valanda. Tai čia antras geriausias prisiminimas ir trečias geriausias prisiminimas tai yra, kai aš pradėjau mokyklą. Taip, labai nišiniai skamba. Aš pradėjau mokyklą. Mano geriausias prisiminimas, kai aš pradėjau mokyklą. Kas nori eiti į mokyklą. Bet iš tiesų dabar, kai aš pradėjau studijuoti ir atsižvelgiant atgal į tuos metus, kai aš pradėjau universitete ir dabar pradėjau mokyklą, tai mokyklos metai tai buvo bomba. Tai buvo wow. Tu sutikai naujų žmonių, kurie yra tavo bendraamžiai, kurie mokinasi tą patį, ką ir tu, eina pro tą patį, ką ir tu. Gyvenimas asmeninis lieka asmeniniu gyvenimu, bet esmė yra tai, kad jie tavo geriausi draugai bus. Jie bus tavo 4 metais, jie bus tavo geriausi draugai. Universitete tokio pobūdžio draugystės tu tikrai nerasi. Gali ten susibendrauti labiau su vienais, mažiau su kitais, bet mokykloje tai buvo auksiniai tie metai, dabar žiūrint atgal, kai aš studijuoju. Okay. Bet toksai, čia yra 4 metai, bus geriausi mano draugai, toks gal net visai iš Šaulių atėjęs tavo toks mąstymas, ar ne? Ne, aš Šaulių sąjungą pradėjau 10 klasė. 10 klasė, na? Okay, nes, kariuomenė yra sakoma, kad va čia mano padalinys, mano šeima, mano geriausi draugai, ne? Tai labai įdomu, kad irgi mokykloje toks atsiranda požiūris, nes dažnai pasigastame kartais gal ir to požiūrio iš mokinių, ne? Kad čia yra mano geriausi draugai, va mes dabar einam visi kartu per tai. Bet galbūt toks suvokimas atėjo po mokyklos, ar ir mokykloje turėjai tokį mąstymą? Po mokyklos. Niekada,
kai tu kažką turi, tu niekada to nevertinti taip stipriai, iki po kol tu to neteksi. Tai čia yra, kiek kartų be pasakysi, visada būsi teisus. Tu turi mašiną, mašinos nebeturi, gailiesi, kad tu nebeturi mašinos, negali nuvažiuoti. Tai tas pats ir su draugais, kad aš su kai kuriais draugais dėja nutrūko ryšiai, aišku, po gimnazijos, bet su kai kuriais aš iki šiol bendrauju, turiu net draugų, kurie dar iki šiol mokinasi šioje gimnazijoje, bet aš išėjau į universitetą ir man gal pirmas 2 mėnesiai, man buvo tokia kaip aura ant manęs užėjusi, kad blemba, viskas praėjo. Saulė nusileido, turėjai savo 4 metus, pradedi mąstyti, kur kvietė, pavyzdžiui, einam pasivaikščioti, einam ten, nežinau, kažką padaryti, ir aš pasakiau ne, tai viskas, atgal laiko nebeatsuksi, vėl to pačio pasivaikščiojimo nebebus, turėjai šansą, viskas dingo, praėjai universitetą, nebesėdi toj pačioj klasiai, nebesėdi tos pačiose studijose, nebeturi tų pačių egzaminų, arba, dabar testai arba kontroliniai, viskas, tu tiesiog dingai. Ok. O dabar šiek tiek druskos, galima, kaip sakant? Žinoma. O koks būtų tavo pats blogiausias prisiminimas iš mokyklos? Gal kai aš gavau iš ekonomikos vienetą, vis tiek mokiniai bus mokiniai, kai yra pažymiai, tai čia visas tavo gyvenimas. Kai gauni vienetą ir jeigu tau pažymiai tikrai rūpi, tai čia yra viskas katastrofa. Jau DEFCON 1. Ten, bet pavyko jį išsitaisyti. Blogiausio atsiminimo? Nemanau. Aš net dabar pagalvojus, tikrai neateina nieko į galvą, kad aš pasakyčiau, o ten buvo labai blogai. Nebuvo tų metų, kada ten man žiauriai blogai buvo, kad aš ten gailiuosi, kad aš šitoj mokykloje esu, kad aš gailiuosi, kad aš mokausi, kad aš gailiuosi, kad aš su kažkom draugauju. Viskas ėjo savo ritmu. Ten su kuo aš noriu bendrauti, nenoriu, aš labai į galvą neėmu, ten nepasakyčiau, nėra žiauriai blogo atsiminimo. Ar blogo apskritai atsiminimo iš mokyklos. Ok. O iš tiesų, tu turi daug įdomių tokių pastebėjimų, bet kurie atėjo jau tau baigus mokyklą, tai yra, kad suvokimas, kad čia viskas laikina, kad čia geriausi tavo draugai tuos 4 metus, kokius 3 patarimus galėtum duoti mūsų dabartiniams esamiems gimnazistams? Tik 3. Tik 3, apsiribokime 3. Aš žinau, kad jų turbūt būtų kibiras visas, bet tokie 3 pagrindiniai išfiltruoti tokie patys tvirčiausi. Gerai. Padarykit, kad šitie 4 metai jūsų studijų tai būtų prisimintiniausi metai. Prisimintiniausi metai, išspauskit maksimumą. Aš nekalbu, mokinkitės ten prie kiekvienos knygos, kiekvieną detalę gaukit iš kiekvieno 10. Aš kalbu apie labiau socialinį gyvenimą. Kad nori eiti draugai pasivaikščioti, bet tu sakai, aš tingiu, einu geriau namo. Nueik. Arba draugai kviečia mane į gimtadienį. Nenoriu dabar aš ten niekur eiti, nueik. Nes tie 4 metai, jie praskris labai greitai. Ten atrodo, kad tie 4 metai mano mokyklos, gimnazijos, jie toks jausmas, kad tiesiog dabar jau toksai užkadryje, ten jau blėsta visos spalvos. Kai kurių net atsiminimų jau nebeprisiminsi, ką, pavyzdžiui, 9 klasėje veikiau. Tai išspauskit maksimumą iš šitų savo 4 metų. Ta prasme, kad jūs nesigailėtumėt po mokyklos, kad, blemba, galėjau padaryti kažką. Jau per vėlu. Tai kad to nebūtų, išspauskit. Antras patarimas yra labiau 12-okam skirtas. Eikite, kur jūs norite studijuoti. Kaip ir aš sakau iš savo gyvenimo patirties, man pasakė, aš turiu eiti į karo akademiją, aš tiesiog jį tam pasipriešinau, aš nenumiriau. Aš nebuvau ištremtas į Sibirą ar ten uždarytas savo, kaip Haris Poteris, po laiptais, kad, tu nepaklausai mum, visko gero, tavo gyvenimas sugriuvęs. Nes tu turi pasirinkti tai, ką tu studijuosi asmeniškai.
Nes kai tu studijuosi, tėvai už tave nestudijuos, ar kas tau ten tempia tave į tą universitetą prieš prievartą tavo. Tai už tave nieks nieko darbo nepadarys. Jeigu tu, pavyzdžiui, sakai, aš noriu eiti menus, bet tavo tėvai sako, aš eisiu į matematiką, bet tavo matematika nelabai įtin gerai sekas, bet tu pakliuvai į tą matematiką, tai tu kankinsiesi ten. Kai tu kankiniesi, tu neišmoksti. Tu sėdi paskaitose valandą 32 akademinės valandas, yra vienas seminaras ir viena paskaita. Tai tu tiesiog klausai ir tau užesys yra ausyse, nes tau yra apskritai neįdomu. O jeigu tu eisi į teatrą, ten, kur tu tikrai nori, čia yra visiškas pavyzdys, tai tau patiks. Tu išmoksi daugiau, tu įsigilinsi į tai, tu sužinosi daugiau, tai čia yra vien pliusai. Ir mano didžiausias pasakymas yra, kad už tave gyvenimo nenugyvens. Tai jeigu tėvai tau arba kažkas liepia kažkur eiti, jeigu tu nori, okei, varyk. Jeigu tu nenori, ieškok sprendimų. Ieškok gražiuoju arba negražiuoju. Tiesiog tu turi gyventi savo gyvenimą. Trečias patarimas – nebijot universiteto. Arba nebijot, ne tai, kad universiteto, nebijot gyvenimiškų pasirinkimų. Dabar dauguma žmonių, nebijoju, tarp 12-okų, tarp 11-okų sklinda kalbos, kad ką veiksiu po mokyklos, tai eisiu studijuoti ten kažkur, tai eisiu dirbti, iškeliausiu kažkur ten gap yearą pasiims. Aš girdėjau savo 12 klasiai milijoną skirtingų istorijų. Kažkas gap yearą ėmė, kažkas išvaro studijuoti į Ispaniją, kažkas dar kažkur. Tai jeigu tu esi pasimetęs tarp tokių pasirinkimų, jeigu tu plano neturi, nereikia išsigąsti. Nereikia sakyti, kad viskas, man yra vos ne deadline'as iki to laiko ten susiprasti, ką aš noriu gyvenime, jeigu aš nesusiprasiu, tai mano visas gyvenimas į šiukšliadėžę. Ne, taip nėra, taip gyvenimas neveikia. Gyvenimas yra suktas. Tu suplanuoji, bet gali nepavykti, bet nesmė, kad reikia pasiduoti. Ir jeigu tu nori studijuoti, eik studijuoti. Nori dirbti, eik dirbti. Nori keliauk, eik keliaut. Žmonės, dauguma žmonių, senų žmonių pasakys, kad ne, tu turi eiti studijuoti, nes kokia čia dabar nesąmonė, ką tu kalbi eiti, ten nežinau dirbti be jokio išsilavinimo, ką tu pasieksi. Mano dabartiniam darbe yra žmonės be bakalauro, be magistro, be doktorantūros ir jie dirba. Jie jau dirba čia 5 metus. Tai o aš dirbu darbą, galiu pasakyti, finansiniai kompanijai. Tikrai ne kažkokioj ofise. Aš nedirbu ten sandėlyje, bet tiesiog, tikrai nereik bijot. Ką tu nori gyvenime, tą tu ir daryk. Proto ribose, aišku, bet vis tiek nebijot gyvenimo pasirinkimų. Okay. Gerai, Taurai, dabar padarysime trumpą reklaminę pertraukėlę. Toks pliaukšt. Taigi, sveiki visi sugrįžę po reklaminės pertraukėlės. Sveikas, Taurai, dar sykį. Sveiki. Kaip jauties? Puikiai. Pasigėriau arbatos. Labai gerai. Taigi, ačiū tau už tuos 3 patarimus. Tikiuosi, mūsų gimnazistai juos labai gerai įsiklausys ir gal net juos pritaikys. Kad nebūtų, žinai, kad baigiau mokyklą ir bus toks, atsimenu, kalbėjo toks Tauras, tiesą sakė. Aš stengiuosi padėti. Tauras visada šiaip stengiasi padėti, jeigu ką, visiems pasakysiu. Taip pat linkėjimai Anastasijai, labas Anastasija, pamok Anastasijai. Gerai, dar vienas labai sopus klausimas yra egzaminai toksai, sudunda žaibai, čia irgi daug mokinių kalba, ateina egzaminai. Ir dabar egzaminų pirma dalis jau yra 11 klasiai. 11-12 klasiai mokiniai laiko egzaminus. Ir kaip tu galvoji, Taurai, kodėl egzaminai kelia tiek daug streso? Ar tau buvo stresas laikant egzaminus? Žinoma. Bet aš nelabai galiu sakyti, kad aš suprantu, kaip jūs jaučiatės 12-okai, nes jie dirba visiškai pagal naują programą. Aš negaliu sakyti, kad bus viskas gerai. Nes bet aš kai studijavau, aš kai mokinausi, kai buvo VB egzaminai,
Didžiausias stresas, kas man kėlė, tai buvo matematika. Lietuvių struktūrą išmoks ir bus gerai. Geografiją moku, istoriją moku, anglų moku, matematika buvo, va čia tai buvo sunku. Ir aš žinojau, kad man labai bus sunku, nes aš B lygyje mokinausi. Dabar, man rodos, B lygių jau nebėra. Yra. Ai, okei. Tai jeigu tu mokinies B lygį, nebijok. Bet aš mokinausi B lygiai ir aš žinojau, kad man bus labai sunku prasitemti šitą visą egzaminą VB, nes aš matau, kad A lygyje jie ten aria normaliai. Ten jie dirba, jie eina temas ten į dieną po naują temą, o mes ten B lygyje sėdim ir mes kartojamės tą pačią temą 3 dieną. Tai, kad aš žinojau, kad man reikia papildomai. Aš ėmiau korepetitorių ir mes su korepetitorium 2 kartus per savaitę mokinomės tą matematiką. Ir ačiū jam, jisai su jo pagalba ir su savo pačio stengimusi aš tikrai sugebėjau išlaikyti tą egzaminą, bet aš tikrai turėjau žilą plauką ir ne vieną. Kai buvo bandomieji, pavyzdžiui, prieš egzaminą VB, tai būdavo, kad duoda ten, pavyzdžiui, tau testą, dabar toks pabandymui. Aš nei vieno neišlaikiau. Aš nei vieno bandomojo neišlaikiau. Ir man tai kėlė milžinišką stresą, kad aš nieko nemoku. Aš stengiuosi, aš manau, kad tai yra gerai, aš nieko neišlaikiau, viskas, mano gyvenimas pražutis. Žmonės bijo, mokiniai bijo VB egzaminų, nes tai yra jų ateitis. Iš esmės, žmonės gali sakyti, baikit, čia tik tai egzaminai, bet aš nemeluosiu, čia yra ateitis. Nes kaip tave priima universitetą, jeigu tu eisi studijuoti? VB egzaminai. Jeigu tu nori studijuoti, tau blogai sekasi, tu turėtum, aš pasiūlyčiau imti papildomos pagalbos ir papildomai pasistengti. Nes jeigu tu nori studijuoti, tai reikia egzaminų išlaikyti ir normaliai juos išlaikyti. Aš tai įstojau į Vilniaus universitetą su savo vidurkiu 6,89 į nemokamą vietą. Man pasisekė. Tai, bet žmonės, aš net ne tai, kad nesmerkiu, bet aš manau, jeigu tau nesiseka, paimk papildomos pagalbos. Tu bijai egzaminų, aš irgi jų bijojau, bet jeigu aš prasimušiau, aš manau, kad ir tau pavyks. Bet aš tikrai nepavydžiu dabar, kas laikys VB egzaminus, nes mūsų nuostabioji švietimo ministerija pasakė, kad plus 10 balų kiekvienam egzaminui. Ką tai pridės? Nes dabar tai tiesiog pasunkina stojamosius. Nes tu gauni nemokamus 10 taškų. Tai universitetų nereiktų nemokamai 10 taškų, tai jie 10 taškų plus atitinkamai pakels kartelę. Ir reikės ir bus žymiai sunkiau, bet tikrai įmanoma. Aš negaliu nieko patarti, apart to, kad jeigu sunkiai sekasi paimti papildomą pagalbą, tai nėra gėdinga, tai nėra ten kažkas blogo, aš nesigailiu tuom, nes man pavyko ir tikrai buvo verta. Tai aš manau, geriausia, ką gali daryti, tai stengtis iš visų savo jėgų. Nu jau. Tvirtai. Stengtis iš visų savo jėgų. Turbūt labai svarbu buvo kiekvienam irgi mūsų abiturientų ir kiekvienam moksleiviui išgirsti, kad ta prasme nėra gėdinga prašyti pagalbos. Tai turbūt Aurai irgi atsimenė, kad visi mokytojai sako, ateikit į konsultacijas, ateikit pasikalbėti, darykime viską, kad jums pavyktų, ne? Papildomi dalykai, kodėl žmonės neidavo į konsultacijas, tai yra būt su draugais arba eit namo. Nes, ta papildoma konsultacija, ką ten mokytoja man pasakys, daryk tas užduotis, padariau tas užduotis ir viskas, viso gero, eik namo. Čia vos nesakyt, kad nepadarai namų darbų, lieki po pamokų jas daryti, tai čia vos ne tas pats. Ir, aš manau, kad taip mąstytų žmonės. Aš bent jau taip mąsčiau. Aš nė karto neėjau į konsultacinės paskaitas, į pamokas, nebent man liepia eiti jau mokytoja griežtai. Man buvo liepia ir aš ėjau, bet man žiauriai nepatiko ir aš niekada daugiau neėjau. Bet ne dėl to, kad man gėda būtų ten nueiti, o dėl to, nes aš tiesiog iš principo ir nenorėjau ir aš tingėjau
Ir štai kur mane atvedė, kad man reikėjo 12 klasėje dėti dvigubas pastangas į matematiką. Tai kas man labiausiai sunkiai sekėsi. Aš neužpildžiau savo spragų, aš išlaikiau egzaminą, ačiū Dievui, bet tikrai nėra blogai eiti ten. Nu, ja. Stresas yra toks dalykas, kurį geriausiai mes galime nugalėti pasiruošdami, ne? Tai va. Taip. Gerai, Taurai. Turiu tau dar 2 klausimus. Jie labai tokie slidus, kaip sakant, žmonės išmuša iš vėžių ir vienas iš jų skamba taip. Kas yra tavo autoritetas? Aš pats. Aš nelabai galiu turėti autoriteto ant to, kaip sako, vadovėlinis autoritetas, tai yra tavo tėvai, bet man nelabai, nes man patinka atsižvelgti į tai, kur aš nuėjau, kiek aš perėjau, kur aš nuėjau, atsiminti į visus savo sunkumus, kas man nepatiko ir taip toliau, ir tada sakyti, tu tai praėjai. Ta prasme, tu nenumeti į rankų ir tu tai praėjai. Tu esi savo autoritetas. Tu grinai kloji savo ateitį. Ne kažkas kitas už tave tau ją kloja. Taip, galbūt tu turi autoritetą, kur vos ne, aš noriu būti kaip jis. Okei, čia irgi gali būti autoritetas, bet man asmeniškai aš pats savo esu autoritetas, nes aš atsimindamas, ką aš praėjau šitam savo gyvenime, iki dabar nenoriu skambėti kaip senas žmogus, kuris sako, mano laikais tai buvo sunkiau, bet tiesiog aš atsimenu, su kokius aš sunkumais susidūriau, kaip aš juos įveikiau, ar aš juos įveikiau, ir tada sakyti, tu tai praėjai, tai tavęs nepalaužė. Ir tu nenustoji. Ne, ačiū tau labai, Taurai. Ir antras klausimas, kuris irgi labai kažkodėl gąsdina žmonės. Taurai, kokia didžiausia tavo svajonė? Kadangi šitas nebus nieko iškirpta, tai aš turiu pasakyti ir pagalvoti tai, ko aš tikrai noriu. Na taip 100%, visa širdim. Visas Tauras, kiekviena tavo kūno ląstelė turi to norėti dabar. Svajoti apie tai. Turėti solidų, ramų ir gerai, čia tokio žodžio nėra, bet nesigailėtina gyvenimu. Kad aš nesigailėsiu, ką aš darau, ką aš padariau ar ką aš darysiu. Ramų gyvenimą, visi nori ramaus gyvenimo, bet aš turiu omeny, kad aš galėčiau kontroliuoti tai, kas vyksta mano gyvenime, turėti mylimą gyvenimą, tai kad aš turėčiau šalia savęs mylimą žmogų, kurį aš myliu ir kuris myli mane, kurį aš jau turiu šį žmogų. Tai jau vienas punktas yra. Ir paskutinis, kaip ir sakiau, nesigailėti. Tiesiog, kad aš galėčiau sėdėti savo ramiai, mąstyti apie savo gyvenimą ir sakyti, ne, aš nesigailiu, kad aš kažką nepadariau ar padariau. Aš džiaugiuosi tai, kad aš padariau to arba nepasidariau ir man viskas gerai. Nu, čia buvo užaugintas, pribrandintas toks atsakymas, toks sugalvotas, čia ir dabar. Ačiū tau už tokį nuoširdumą. Ačiū, kad skyriai laiko. Iš tiesų, pasaulis labai greitai lėkia, sukasi, tu ir studijuoji ir dirbi, naujas darbas, daug streso, daug naujų atsakomybių, bet tu vis tiek radai laiko ateiti čia pas mus, pasidalinti savo patirtimi, savo mintimis ir savo širdimi. Ačiū tau labai, Tauru, už tai. Nėra už ką. Viskas man tai yra viena geriausių galimybių. Ir aš mačiau, kad gimnazijoje prieš mėnesį gal buvo, kad abiturientai buvo galėję ateiti pasidalinti su moksleiviais, ką jie veikia. Irgi studijuoja studijas. Ir aš sužinojau tai jau post factum, kai jau tai įvyko. Ir aš labai pasiskundžiau, sakau, kodėl aš to nežinojau. Pasakė, tai reikėjo domėtis. Tai dabar, ir nes aš norėjau pasakyti kažką, kas nebūtų vadovėliškai, kaip pavyzdžiui ateina VGTU
ten bendruomenė arba VU bendruomenė ir sako, ateikit pas mus į Vilniaus universiteto gimnaziją, čia ne gimnaziją, Vilniaus universitetą, tenais viskas bus gerai, puikios studijos. Aš norėjau pasakyti grinai, kaip aš jaučiu gyvenimą. Aš baigiau mokyklą, aš per 2 metus įvyko, kaip ir sakiau, įvyko daugiau negu per visus 4 šios gimnazijos metus. Tai man toks įspūdis, kad aš žinau šiek tiek daugiau ir galbūt tai kažkam padės. Aš nenoriu nieko reklamuoti, aš nenoriu nieko sakyti. Vienintelį dalyką, ką aš galiu pareklamuoti, tai pačius šitus mokinius, nes tik tai jie patys už save galės kovoti ir patys savo klos gyvenimą. Ir kad jie nebijotų. Labai puikiai pasakyta. Paskutiniai tokie žodžiai, aš nieko nebenoriu tada jau pridurti, žinai, kad būtų toks vinis įgaltas paties tauro. Ačiū tau labai, taurai, dar sykį. Ačiū visiems klausytojams, žiūrovams, kurie buvo su mumis iki paties galo. Ir sakykime jiems ate. Viso. Ate. Ačiū taurai. Nėra už ką.